Labas visiems, labas moteris. Šiandieną noriu pasidalinti tokia žinute. Man atrodo, kad mes moteris nors ir visos esame labai skirtingos, bet mus kažkas bendro vienyje. Kažko esame panašios. Na pavyzdžiui, tokia savybė pasiaukojimas. Tam tikrų gyvenimo etapų, kada mes moteris auginame vaikus, kuriame savo gerbuvį, namai, šeima. Kiekviena tikriausiai susidūrė su tuo, kad mes save pamirštame. Žiūrint pagal poreikių šitą skalę, tikriausiai mūsų poreikiai būna beveik paskutinioje vietoje. Būna vaikai, namai, šeima, kažkas dar kitas ir mes jau tada, kas mums lieka, ar ne? Bet žinote, ir tai praeina. Ateina ir kiti gyvenimo etapai nuostabus, kada tu supranti, kad moteris privalo save girdėti, jausti tą vidinį impulsą, kada ko jai reikia ir būtinai duoti. Ir tada ateina toks vidinis pasitenkinimas ir moteris pražysta. Kalbant apie, pavyzdžiui, kokybiškus produktus, ar ne, turinčius savo vertę produktus, brangesnius produktus. Buvo gyvenimo toks etapas, kai rinkausi kiekybę, o ne kokybę, savaime suprantama, kaip aš sakau, reikėjo kitur mano resursų, įvairiausių išteklių, ar ne, ir taip toliau. Tai nereiškia, kad dabar nereikia. Ko gero, čia yra irgi prioritetinis klausimas, bet mes išmokstame moteris save mylėti su laiku, su branda, su pajautimu, kad kai mes savo duodame tai, ko mes norime tą akimirką, kai mes save neatstumame, kada mes įsiklausome ir sakome, gana, mes taip pat esame moterys, žmonės ir mes turime savo duoti tai, ko mes norime. Lai būna tai visiškai mažas dalykas, tai pavyzdžiui, laikas savo. Spės, namai palauks, tvarka palauks, galbūt ir vaikas, jeigu neskubu, galima atidėti jo klausimą, bet dabar aš, pavyzdžiui, noriu skirti laiko savo, vat ramiai puodelį arbatos atsigerti, ar ne? Man tai yra prioritetiškai svarbu. Tai moteris dažniau įsiklausykite į save ir girdėkite ir leiskite. Kitas dalykas, kalbant apie produktus, tegul būna tai drabužiai, ar papuošalai, ar kosmetika, nesvarbu, kai mes įsigijame tai, ko mes norime, o mes turime uoslę, kas yra kokybiška, ar ne, na faktas, visada traukia mus tie brangesni dalykai, nes mes suprantame, kad labai pigaus ir labai kokybiško nebūna. Tai vis tiek tame yra balansas, jeigu yra produktas brangus, faktiškai ir sudėtis, jeigu kalbant apie kažkokį tai kremą ar kažką, jisai bus ir kokybiškesnis, taip, jisai bus kokybiškas, nes ir tie ingredientai, jie kainuoja, kad tokį produktą pagaminti. Tai neišsiplečiant, bet kai tu savo duodi nusipirkti brangesnį dalyką, kokybišką, to, ko tu nori būtent, ar ne, koks viduj pasitenkinimas ateina, moteris pražysti. Taigi moteris, aš kviečiu jūs rinktis taip pat save, nepalikti paskutinių vietoj. O kalbant apie kokybę ir vat kaip sudėlioti visą tą dalyką, kai tu, pavyzdžiui, augini vaikus, bet tuo pačiu tu nori ir kokybiško produktą, bet galbūt negali savo tiek leisti. Tai aš kviečiu jūs pasinaudoti tinkliniais rinkodaros galimybę. Na, pavyzdžiui, Čiogan kompanija turi itin aukštos kokybės produktus, taip jie turi savo vertę, bet mes visi žinome, kad konsultantas turi privilegijas viską pirkti ženkliai pigiau. Ir dar kitų turi privilegijų. Taigi moteris kviečiu nerti į šią galimybę ir naudotis. Kaip aš jau vakar sakiau savo poste, o dievai, aš tikriausiai prasipirksiu, nes kai aš domiuosi produktais ar ne, skaitau aprašymus ir tie aprašymai, jie yra tokie įtraukus, galvoju ir to noriu. Ir svarbiausia, kad aš galiu įsigyti. Taip, aš galiu dėl to, kad aš turiu konsultantui skirtą privilegiją įsigyti ženkliai viską pigiau, tai automatiškai aš galiu ir daugiau nusipirkti. Ir mano namuose, pavyzdžiui, visos kitos prekės, produktai yra pakeičiami į Čiogan kompanijos produktus ir aš mėgaujuosi. Ir tikrai nuoširdžiai pasakysiu, kad nėra jokio produkto, kurį įsigijau, kuris man labai nepatiktų. Nusakykim, kad ten daugiau niekada nepirkčiau ir panašiai. Ne, aš jaučiuosi įkvėpta, nes tai, kai įsigijau, man labai patinka. O kiek dar produktų yra neišbandytų? Gi kompanija turi virš 4000 produktų. Tai įsivaizduokit, moteris, mums prekintis, ar ne, kaip sakoma, šopintis, malonumas. Čia tiesiog savo įsitaisai patogų fotelį, pasiimi savo ar ne telefoną ar ten kompiuterį ir tiesiog savo paskyroj e-shop'e tu tiesiog mėgaujasi apsipirkimu. O dar kai nuolaida tokia būna konsultantų. Taigi, moteris, kviečiu jūs tikrai ateiti į šią galimybę ir savo gyvenimo etape
kada jūs ir vaikučius auginatės, kada ir savo gerbuvį kūritės. Taip pat jūs galite įsigyti ir kokybiškus produktus, pasinaudodami šią galimybę. Taigi susirašom, kviečiu jau dabar rinktis save moteris. Iki.